Įdomu, ką pasakytų Gediminas, išgirdęs tokį kalambūrą apie save. Jis susapnavo, kad įkurs Vilnių tuo met, kai pats iš Vilniaus rašė laiškus užsienin. Ar žinote, ką iš tiesų sapnavo Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas? Kas buvo pirmasis lietuvis užsiropštęs į Egipto piramidę? Kokios yra pasakymo kurortinis romanas ištakos? O kaip santykius aiškindavosi įkaušę karčiamos lankytojai? Ką lietuvis jėzuitas veikė Kinijoje, o lietuvė turkų sultono hareme? Tai tik keli klausimai, kuriuos atsakymus rasite svetainėje www.ldkistorijos.lt. Naršydami joje susipažinsite su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visuomenė, kultūra, politika ir kasdienybė. Šis projektas gimė iš minties, kad Lietuvai reikia turėti kažkokį tai internete portalą pristatantį tokią dalį Lietuvos istorijos, kurią lietuviai gali didžiuotis. Ir tada pasižvalgę po internetą pamatėm, kad apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę yra labai skurdžiai medžiagos ir iš tikrųjų mes galim pristatyti daug įdomių dalykų, kurie istorikams yra žinomi, bet plačiai visuomeniai dažniausiai yra arba nežinomi, arba pasiekia iškraipyti, netikslus faktai, prisikūrė visokių mitų, legendų, nesąmonių ir taip toliau. Pasirodė, kad būtų gerai suburti visas dabar esamas pajėgas Lietuvos istorikų, kurie tyrinėja Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir kiek įmanoma profesionaliau pristatyti. Tačiau, kai aš sakau profesionaliau, tai nereiškia akademiškiau. Tai reiškia, kad žmonės, kurie dirba rimtą akademinį istoriko darbą, jie pristatytų savo medžiagą tokiu labiau patraukliu prieinamų formatu, įdomių jaunimui, žmonėms, kurie nori kažkaip skubiai greitai pasidomėti, po to galbūt vėl sugrįžti ir panašiai. Žodžiu, pateikti daug patrauklios medžiagos įvairia pusės apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją. Mokslininkai, istorikai, jie iki šiol galbūt netiek daug dėmesio skiria savo tyrimo rezultatų pristatymui platesnei visuomenei, jaunimui, patraukliam pristatymui. Taip? Ir manau, kad būtent šitas projektas ir parodys, kad jaunimui įdomu yra domėtis istoriją, kai ta istorija pateikiama spalvingai, kartais linksmai, kartais paradoksaliai. Prieš daugiau nei 200 metų išnykusi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pasaulį mėgina apriepti 50 istorikų, menotyrininkų ir filologų, suprantamai ir įtaigiai pasakojančių apie viską, nuo kūrybos iki karybos, nuo mitų iki mokslo, nuo dvasinio gyvenimo iki medicinos. Taip pat čia rasite nuskaitmenintą profesoriaus Vilniaus universiteto auklėtinio Joachimo Lelevelio kartografijos kolekciją. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija, man atrodo, yra ypatingai įdomus istorijos laikotarpis, kadangi viena vertus jis yra kitoks negu šiuolaikinė realybė. Žmonės gyveno, mąstė kiek kitaip, likimai buvo kiek kitaip, bet kartu tai yra galimybė ir sugretinti su savo paties gyvenamą tikrovę. Ir čia tikrai nebūtina turėti kažkokių ypatingų ten meno kūrinių, piramidžių, antikinių skulptūrų ir panašiai. Nors teritorija, vadinta Lietuvos didžiąja kunigaikštystė, iš pasaulio žemėlapių išnyko prieš 200 metų, tačiau su Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldu susidurėme kiekvieną dieną. Einame pro pastatus, kuriuose gyveno didikai, po mūsų kojomis likę daug paslapčių menantis požemiai, grožimės vaizdais nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žmonių rankomis supiltų piliakalnių. Pastaruoju metu vis daugiau valstybių savo kultūrinį ir istorinį paveldą pristato elektroninėje erdvėje. Juk internetas tampa vis labiau paplitusiu informacijos paieškos ir sklaidos įrankiu. Jo pagalba informacija greičiausiai pasiekia žmonės. Ką lietuviai žino tos standartinius kelis faktus. Tai žino, kad Lietuva laimėjo Žalgirio mūšį, žino, kad Lietuva susijungė su Lenkija, žino gan nemažai apie Vytautą. Aš manau, per paskutinius 20 mečius daug daugiau sužino apie Mindaugą. Mindaugas toks pasidarė ryškesnė figūra. Manau, kad nereikia reikalauti iš visuomenės, kad visi domėtųsi Lietuvos istorija. Tačiau aš manau, kad tiem žmonėms, kurie sako, kad per mažai, yra žmonės, kurie sako, kad per mažai yra medžiagos iš karto prieinamos įdomios apie LDK istoriją, aš tai sutinku. Naršant po svetainę www.ldkiistorija.lt bus ko pasisemti ir tiems, kurie išmano Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją ir beveik nieko apie ją nežinantiems, tačiau žingeidiems praeities naršytojams. Pavyzdžiui, ar žinojote, kad Radvila Našlaitėlis jau prieš 400 metų išleido pirmąjį, šiandieniniais terminais kalbant, bestsellerį, savo kelionių po platųjį pasaulį įspūdžius
kelionė į Jeruzalę. Jisai iškeliavo tenai 16 amžiaus pabaigoje ir po to parašė tokius kaip ir atsiminimus savo kelionės, tai jisai nuklydo į Egiptą ir ten buvo 1,5 mėnesio, nes aišku, pirmą Jeruzalę į Kristaus vietas, kaip pamaldus krikščionis turėjo nuvykti, o po to buvo 1,5 mėnesio Egipte ir jisai labai gražiai papasako, kaip jis valgo bananą. Kad bananas yra panašus į agurką, minkštas kaip duona ir panašiai. Arba jisai pasakojo, kaip jisai, kai pamatė piramidės, jis būtinai nusprendė į vieną iš jų užlipti ir 1,5 valandos lipo į piramidę. Mūsų didikas, kuris gana ligotas buvo žmogus. Tačiau toks buvo aistringas turistas, kad... O trečia tokia linksma istorija, kai jisai plaukė, jisai reiškia buvo pasiėmęs keletą mumijų, norėjo atsivežti į Lietuvą atgal iš Egipto ir kai plaukė Viduržemio jūrą, prasidėjo didžiulė audra ir jisai išsigando, kadangi kunigas pasakė, jog čia viskas dėl tų mumijos piktosios dvasios, čia mus paskandins, tai jas išmetė į jūrą. Ir beveik jau turėjome mūsų muziejuje nacionaliniam 2 mumijas. Taip. Įvairūs faktai apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyvenimą leidžia geriau suvokti istorinių asmenų kasdienybę, gyvenimo būdą, istorinius mitus, išlikusius gyvus iki pat šių dienų. Štai Kęstučio žmona Birutė tikriausiai nebuvo nei Vaidilutė, kaip kad byloja legenda, nei jos vardas buvo Birutė. Visa tai įtikėtina lygiai taip pat, kaip kad ir Gedimino sapnas. Viena žinomiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės asmenybių yra Kęstučio sūnus Vytautas. Dauguma žino apie Žalgirio mūšį, nepavykusią karūnaciją, politinės kovas, tačiau dažnai tuo mūsų žinios apie jį ir apsiriboja, o juk Vytauto gyvenimas buvo ne vien tik tai mūšis. Lietuviai vienu metu kariavo su Vokiečių ordinu, tačiau tuo pačiu metu Vytautas ir didysis magistras susirašinėjo laiškais, keičiasi dovanomis ir ko Vytautas prašo, ko jam trūksta, žinai. Sako, aš visko turiu, tik atsiųskite man nykštukų juokdarių, nes jam tuo metu to labiausiai reikėjo, arba vykdamas į 28 metų žygį Naugardą. Jis prašo, aišku, viena vertus jis nori, kad atvyktų Livonijos ir Prūsijos riterių, nes Vytautas pats perima tą kryžių žygį organizavimo idėją, bet kartu jis ordino magistro asmeniškai prašo, kad atsiųstų jo mėgstamą juokdarį, kad jis įlydėtų šito kelionėje ir laiškė ordino magistrui nepasakoja apie jokius politinius įvykius, niekas ten neįdomu, jis pasakoja visą laišką, paskiria papasakoti apie to juokdario išdaigas. Taigi www.ldkistorija.lt tai istorikų tyrinėti, tačiau iki šiol plačiai visuomeniai nežinomi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyvenimo niuansai. Svetainė buvo kurta taip, kad po informacijos labirintą naršyti būtų įdomu jauniems, 14-25 metų žmonėms. Šios auditorijos dėmesį patraukti yra sunkiausia. Tai nereiškia, kad kitiems tai bus neįdomu, tai reiškia, kad jeigu ateis šita auditorija, tai ateis ir visa kita auditorija, kur vyresniems žmonėms gal netgi labiau įdomu, arba jie daugiau paskirs tam laiko, dėl to ten yra integruota ir Facebook, ir visokie socialiniai tinklai, ir galimybė dalintis, ir ta prasme, pažymėti, ir apsikeisti tą informaciją. Portalas buvo kūrimas ir tekstai buvo rašomi galvojant apie žmogų, kuris, aišku, turi domėtis istoriją, gal net turi tam tikrą pirminį žinių apie istoriją, tam tikrą rinkinį, tačiau, aišku, noras buvo pakeisti požiūrį į istoriją ir, aišku, tikintis, kad šitos žinios pasklis visuomenė, nes jau minėjau, kad istorikai, LDK istorija iš tiesų lietuviai tikrai nemažai žino apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, bet reikalas tas, kad tos žinios dažnai remiasi iš tiesų labai sena, pasenusi literatūra ir pasenusi požiūrį į tą istoriją. O per pastarosius 20 metų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija tapo tikrai tokia tarptautinė disciplina, kur tikrai daugybė įdomių naujų knygų parašyta ir tiesiog yra, kažkaip reikia pamėginti šitą istoriją perteikti, perduoti platesnę iš tai suinteresuotai visuomenė. Ar tai būtų mokiniai, ar studentai, ar mokytojai. Kuriant svetainę www.ldkistorija.lt didžiausias iššūkis buvo per mažiau nei metus kiekvienam suprantama kalba pateikti apie 700 istorijų ir joms sukurti iliustracijas. Pačią svetainę ir didžiąją dalį iliustracijų kūrė internetinių sprendimų įmonės Gaumina darbuotojai. Nuolatinėje kūrybos žmonių ir istorikų diskusijoje ir gimė toks tinklapis, koks yra dabar. Tai negali būti taip, kad skaitai, ten popkornas iš burnos krenta ir viską vis vien supranti. Nereikia orientuotis į tą
vartotoją. Vis dėlto reikia orientuotis į vartotoją tą, kuris šiokį tokį žingeidumo laipsnį demonstruoja, kuriam gal po to ir pačiom įdomu pasikapstyti dar, kuris supranta elementaresnius dalykus, žinot, tiem, kuriam popkornas iš burnos krenta, tai jų gal ir nepasieks iš viso, reiškia, o taip nusileisti, nesinorėjo. Taip, bet aš manau, mes tą balansą randame tarp kūrybininkų ir istoriko. Tikimasi, kad www.ldkistorija.lt pateikta informacija bus naudinga mokytojams, vyresnių klasių moksleiviams, gidams ir ne tik istoriją ir humanitarinius mokslus studijuojančiam jaunimui, bet ir kiekvienam žingeidžiam žmogui. Ateityje planuojama puslapį praturtinti papildomom funkcijom, sukurti istorinę laiko juostą bei mobiliojo telefono aplikaciją. Taip pat tikimasi svetainę išversti ir į anglų kalbą, kad su Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorijos laikotarpiu galėtų susipažinti ir tarptautinė bendruomenė.